Čia viršui, kur rodot, galima pakeisti, grįžkit atgal. Taip. Čia yra šeštadienį, sekmadienį, kad dienus rodytų. Taip, galim. Ar čia automatiškai rodo? Pirmas sykį rodo taip, kaip rodo. Ir jeigu norite pakeisti, jūs užeinate šitos juostos, spaudžia dešinį klavišą ir yra time scale. Taip. Ir einame į bottom tier, tai yra patį žemiausią lygį. Pats žemiausias lygis yra va šitas, čia yra aukštesnis lygis, reiškia. Ir matote, kaip vardinti. Ir matot, pirmadienis, antradienis, trečiadienis. Ir aš galiu pasakyti, kad, o kaip jūs norite, kad rodytų? Dienomis. Noriu viršui, kad rodytų savaitės skaičių, o pačioj dienos. Na va, gerai. Pradžiai padarome savaitės skaičių. Mat, matot, atsirado vietoj pirmadienis, antradienis, savaitės skaičiai. Tada, jeigu norite, kad viršuje dar rodytų kokią savaitę, dar sykį einame į time scale. Jau einam į middle tier, į vidurinį. Sakom, tai naujas atsiras. Vyks, ir aš sakau, kad rodytų taip. Va, savaitės numeriai. Ir matot, dabar atsirado savaitės numerį. Bet jeigu aš noriu dar ir mėnesį matyti, tai šitą dalyką aš jau turiu įjungti. O jungimas vyksta, aš turiu pasakyti, kad rodytų ne 2 lygius, o rodytų 3 lygius. Ir tada einu į viršutinį lygį ir sakau, čia automatiškai jau sako mėnesiai, gerai, sutinku mėnesiai. Na ir gauname. Reiškia, viršų yra mėnuo, apačioje yra mėnuo suskaidytas į savaitės ir savaitė rodo dienas. Dėkui. Ir užsaugoti reikia, aišku. Dabar svarbiausias toks yra momentas, kad jeigu aš keičiu mastelį, tai keičiasi. Matot, dabar yra žemiausias lygis diena, time scale diena. Jeigu aš dieną pakeisiu į aukštesnį lygį, jau pradės, reiškia, truputį kitaip rodyti. Nes tas sukonfiguravimas galioja tam detalumui, prie kurio mes tą nustatėme. Jeigu aš detalumą čia keičiu, automatiškai pasikeičia ir čia. Jau bus kitaip. Jau tada savaitės rodys skaičiais. Vat, dienomis, ne skaičiais, o dienomis reiškia. Tai yra prie to detalumo, prie kurio mes sukonfiguravome.